Šiai progai būtent analizuojam tokius laisvės, nelaisvės klausimus, tai ir šiemet mes neišimtis pasineriam į šią temą ir šiemet yra laisvės, nelaisvės klausimas priklausomybė nuo interneto, nuo socialinių tinklų, nuo visos medijos ir kaip atrasti pusiausvyrą. Taip apie naują Teatro menas jaunimo studijos premjerą Tinklas kalba studijos vadovė Dovilė. Ši premjera yra viena iš daugelio valstybės atkūrimo šventinės dienos renginių Panevėžyje, kur šiemet yra kviečiami miestiečiai ir svečiai. Tradiciškai kviesim į šventas mišias. Tada 12 valandą kviesim kelti vėliavą prie Laisvės aikštėje prie miesto savivaldybės. Po iškilmingos vėliavos pakelimo ceremonijos turim tokią tradiciją kviesti gyventojus ir svečius į eiseną. Ir šventišką nuotaiką, įkvėpti laisvės, tiesiog žygiuoti ir eiti iki Kalnapilio arenos, kur vyks 14:30 džiazų ir gyvo garso grupės koncertas. Tai yra jau toks kulminacinis renginio momentas. Žinoma, ir kitos įstaigos yra paruošusios programas, tai vėl Dailės galerija lauks visų lankytojų, Kraštotyros muziejus, Teatras menas kvies 18 valandą į jaunimo savo trupės spektaklį ir Kino centras Garsas tradiciškai rodys kino filmą. Savivaldybės specialistai vasario 16-ąją kviečia pasidabinti tautinę atributiką, į renginius atsivesti šeimą, draugus ir švęsti laisvę. Visi renginiai nemokami.